Labadiena, esu Dovydas Gedrimas, pristatau projektą Klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šis projektas yra finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Pristatau ir projekto partnerius, tai pagrindinis ir kuruojantis universitetas šiame projekte yra Pamukkale's universitetas Turkijoje. Taip pat dalyvauja ir kiti Turkijos universitetai. Tai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baškento universitetas, Süleyman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijoje atstovauja šį projektą Krajovos universitetas, ir Lietuvoje atstovai yra Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šio projekto partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos bei asociacijos. Trečiajame modulyje elektrostimuliacija raumenų sveikatingumui pristatau antrąją paskaitą, tai kalbėsime apie lėtinę obstrukcinę plaučių ligą sergančių pacientų elektrostimuliaciją. Tai šios paskaitos medžiagą parengė Baškento universiteto sveikatos mokslo fakulteto kineziterapijos ir reabilitacijos katedros profesorė daktarė Zeliha Ozlem Juruk. Ir pristatau Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedros lektorius Dovydas Gedrimas. Taigi, lėtinė obstrukcinė plaučių liga tai yra bendras progresuojančių iš dalies pagydomų ligų, kurioms būdingas oro srauto apribojimas grupės pavadinimas. Tai šioms ligoms būdingas yra dusulys, švokštimas, kosulys, krūtinės spaudimas, ir dažnos kvėpavimo takų infekcijos. Tai yra pagrindiniai simptomai būdingi šioms ligoms ir ligų grupiai. Tai svarbu paminėti, kad tai yra sisteminė liga, pasižymi tuo, kad pasireiškia silpnesni ir mažiau ištvermingi raumenys, pacientai skundžiasi nuovargiu, krenta svoris, atsiranda nerimas, raumenyse vystosi atrofija, mažesnė pakanta fiziniam aktyvumui, jis tampa mažiau toleruojamas, pirmo tipo skaidulų virsmas antro tipo skaidulomis, ir kapiliarų ir mitochondrijų tankio apmažėjimas, oksidacinio glikolitinio metabolizmo sulėtėjimas. Ir svarbu paminėti, kad pacientams pasireiškia mažesnis tiek fizinis aktyvumas, bendrai tampa netgi paprasta fizinė veikla, tokia kaip ėjimas, jau sunkiau atliekama. Tai paciento būklės vertinimui iš tikrųjų yra labai svarbu išsiaiškinti paciento ligos istoriją, įvertinti dusulį, koks jisai ir kada pasireiškia, kūno laikyseną, judesių amplitudes, antropometrinius duomenis ir ypatumus jėgą įvertinti, tai ar bus naudojamas rankinis dinamometras ar rankinis raumenų, manualinis raumenų testavimas, izokinetinės sistemos taip pat gali būti naudojamas. Taip pat turėtų būti vertinta ištvermė, jutimai, nuovargis ir derėtų įvertinti ir gyvenimo kokybę. Ir pagrindinės elektrostimuliacijos rūšis, kurios gali būti taikomas lėtiniam obstrukciniam plaučių ligoms sergantiem pacientai, tai šiandien matysite daug šito termino, tai yra NMES arba neuroraumeninė elektros stimuliacija. Tai angliškas terminas yra Neuromuscular Electrical Stimulation, tai yra toks tarptautinis trumpinys, tai dėl to jis bus čia ir naudojamas. Ir taip pat ir jisai išsiskiria, tai gali būti naudojama tik funkcinė elektrostimulacija, gali būti TENS stimulacija, tai per odą atliekamas nuskausminimas, ir taip pat galima taikyti funkcinę magnetinę stimuliaciją. Tai neuroraumeninės stimuliacijos tikslas ir poveikis lėtiniam obstrukciniam plaučių ligoms sergantiems pacientams. Tai neuroraumeninė elektrostimuliacija skiriama kaip alternatyva periferinių raumenų jėgai didinti, esant lėtiniam obstrukciniam plaučių ligom, ir ypač tiem pacientam, kurie negali atlikti jėgos pratimų, tai jau kai yra sunkesnė būklė. Neuroraumeninė elektrostimuliacija įprastai naudojama stimuliuoti apatinės galūnės, šlaunies ir blauzdos raumenis. Ir čia ir matom, yra pavaizduotas keturgalvio šlaunies raumens stimuliavimo pavyzdys. Taip pat, aišku, galima stimuliuoti ir viršutinės galūnės raumenis ar diafragmą kvėpavimo funkcijai gerinti ir užtikrinti.
Tai vėlgi viskas turėtų būti atsižvelgiama individualiai. Tai elektrostimuliacija labiau tinka, jau kai yra sunki paciento būklė, jisai yra gulimam režime ir gali mažiau judėti, yra apribotas tas judėjimas. Tai lėtiniam obstrukciniam plaučių ligoms sergančių asmenų neuroraumeninė elektrostimuliacijos metu patiriama metabolinė apkrova yra mažesnė nei atliekant jėgos pratimus. Ir žemo dažnio neuroraumeninė elektrostimuliacija arba aukšto dažnio neuroraumeninė elektrostimuliacija gali padidinti pirmo ir antro A tipo skaidulų tiek ir kiekį ir jų dydį. Neuroraumeninę elektrostimuliaciją galima taikyti prie lovos prikaustytiems pacientams, paguldytiems į intensyvios terapijos skyrių dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos paūmėjimo. Tai koks yra stimuliacijos poveikis lėtinė obstrukcinė plaučių liga sergantiem pacientam? Tai visų pirmiausia yra užkertamas kelias atrofijai. Tai jeigu pacientui yra sunki būklė, jisai yra gulimam režime, fizinis aktyvumas yra mažas, tai raumenų atrofija jau pradeda vykti gana greitai. Tai tikslas pagrindinis yra stabdyti, užkirsti kelią atrofijai ir jeigu jinai jau vyksta, procesas prasidės, tai kad kuo mažesnės atrofijos pasiekmes būtų. Taip pat stiprinami periferiniai raumenys, reguliuojama mikrocirkuliacija pačiose raumenyse arba toje vietoje, kurioje bus uždėta stimulacija. Mažina dusulio suvokimą, stiprina nedidinant kvėpavimo ir širdies sistemų metabolinio krūvio. Tai žodžiu, raumenis galima stiprinti, neapkraunant papildomai, neapkraunant kvėpavimo ir širdies sistemų metabolinio krūvio. Tai jeigu yra sunki paciento būklė, jo metabolinis ir aerobinis pajėgumas yra mažesnis, tai iš tikrųjų yra gera alternatyva, nes bendro tokio fizinio nuovargio kaip ir nesukelia ta stimuliacija. Taigi, stimuliacijos parametrai, kurie yra naudojami stiprinant lėtiniam obstrukciniam plaučių ligoms sergančių pacientų raumenis. Tai srovės tipas gali sviruoti, būti pasirenkamas įvairiai, tai gali būti pulsuojanti arba pliūpsinė, moduliuota, kintamoji srovė, simetrinė dvifazė arba asimetrinė dvifazė srovė. Impulso trukmė, vieno impulso trukmė įvairiai gali būti pasirenkama maždaug nuo 100 iki 600 mikrosekundžių. Intensyvumas arba amplitudė tai didžiausia maksimali, kurią gali toleruoti žmogus, kuri nesukelia labai didelio skausmo ir kad leidžia išbūti visą terapijos laiką. Tai intensyvumas gali būti, jeigu yra išgaunamas sveikų raumenų susitraukimas, tai gali būti apie 50% nuo didžiausios valingų izometrinių susitraukimų vertės. Tai įsivaizduokim, kad yra kažkoks miliamperų kiekis, kuris maksimaliai sutraukia raumenį, yra didžiausia liga, tai naudoja maždaug nuo 50% tos vertės. Ir jeigu yra labai raumenys nusilpę arba pažeisti, tai naudojamas tik maždaug 10% nuo maksimalios galimos stimulacijos intensyvumo. Impulso dažnis gali būti pasirenkamas nuo 30 iki 80 Hz, kėlimas ir žeminimas, tai čia per kiek laiko impulsas pasiekia maksimalų piką. Angliškai šitas terminas būna ramp time, ramp up arba ramp down periodas, tai jisai gali sviruoti nuo 1 iki 5 sekundžių tiek pakelimui, tiek impulso sumažinimui. Darbo ciklas, tai kiek laiko vyksta raumens susitraukimas, tai gali būti nuo 5 iki 10 sekundžių parenkamas, išjungimo pauzė arba yra darbo režimas ir poilsio režimas. Tai poilsio režimas jau yra šiek tiek ilgesnis, gali trukti nuo 15 sekundžių iki 120 sekundžių. Moduliacijos šitai stimuliacijai nėra. Susitraukimų skaičius, jis aišku, čia sviruos nuo to, kiek laiko bendrai vyksta stimuliacija, kiek gydymas trunka, tai jisai gali trukti nuo 15 minučių iki valandos, kiek yra darbo, kiek poilsio režimų, kiek jų tenka į norimą laiką. Rekomendacija atlikti 3-5 stimuliacijas per savaitę, iš viso maždaug kursas atliekamas 6-8 savaitės. Arba trumpiau, jeigu yra tas trumpiau gulimas režimas ir paskui žmogus gali pereiti jau į aktyvų režimą. Ir elektrodų išdėstymas. Tai
du vieno kanalo elektrodai naudojami mažiems raumenims, keturi elektrodai tai yra iš dviejų kanalų jau stambiems raumenims arba lygiagrečioms skaiduloms. Keturgalvis šlaunies raumuo, pakinklio raumenis, kirkšnies raumenis, liemens raumenis, deltinis raumuo, dvigalvis žasto iš dviejų pusių, iš vienos pusės. Tai va čia šitie raumenys yra pagrinde, kurie gali būti stimuliuojami elektra. Jeigu tikslas yra gerinti lėtinėm obstrukcinėm plaučių ligom sergančių pacientų ištvermę, raumenų ištvermę, tada taip pat pateikiami rekomenduojami parametrai. Tai srovės tipas, tai pasirenkama pulsuojanti arba pliūpsninė moduliuota kintamoji srovė arba simetrinė dvifazė arba asimetrinė dvifazė srovė. Impulso trukmė čia irgi tokia pati nuo 100 iki 600 mikrosekundžių. Amplitudė arba intensyvumas, tai jis turi nekelti diskomforto arba pagal didžiausią pakenčiamą susitraukimą, bet kuris yra komfortiškas ir leidžia gana patogiai jausti. Tai čia vėlgi maždaug nuo 25 iki 50% nuo didžiausio valingų izometrinių susitraukimų vertės. Dažnis gana panašus, kaip ir jėgos lavinimui, tai yra nuo 30 iki 80 Hz. Kėlimo žeminimo periodai taip pat tokie patys nuo 1 iki 5 sekundžių. Darbo ciklas, tai vėlgi renkamasis, kiek laiko vyks raumens susitraukimas, tai jisai gali trukti nuo 5 iki 15 sekundžių. Ir poilsio režimas čia jau svarbus tas niuansas, kad jau yra daug trumpesnis, irgi taip pat trunka tiek pat, kiek ir darbas. Tai jeigu prieš tai jėgos lavinimui stimulacija galėjo vykti, tiksliau poilsio režimas galėjo vykti ir iki 2 minučių, tai čia tas laikotarpis yra daug trumpesnis. Tai skatins raumenis intensyviau dirbti ir labiau jų ištvermės bus lavinama. Taip pat moduliacijos nėra, trukmė pasirenkama maždaug nuo 15 iki 30 minučių ir taip pat rekomenduojama atlikti maždaug 3-5 kartus per savaitę, iš viso 6-8 savaitės pats gydymo kursas gali trukti. Ir stimuliacija vėlgi elektrodų išdėstymas yra toks pat kaip ir jėgos lavinimui, nes tie patys raumenys gali būti stimuliuojami, tiesiog kad kita jų savybė, ne jėga, o ištvermė bus lavinama. Tai klinikiniai įrodymai, kad neuroraumeninė elektrostimulacija padeda lėtiniam obstrukciniam plaučių ligom sergantiem pacientams. Tai vienas iš straipsnių, tai Roig ir Reid atliktoje sisteminėje apžvalgoje teigiama, kad taikant neuroraumeninę elektrostimulaciją lėtiniam obstrukciniam plaučių ligom sergančių pacientų apatiniams galūnėms palyginti su kontrolinė arba placebo terapija ar kitomis gydymo grupėms, raumenų ir fizinis pajėgumas pagerėjo vidutiniškai. Neuroraumeninė stimulacija nedaro teigiamo poveikio atliekant valingus pratimus, bet jeigu yra jie neatliekami ir matom lyginant su kitom terapijos rūšim, arba jeigu bus nieko nedaroma, tai bus teigiami ir geri rezultatai. Taip pat Vyvocev su bendraautoriais palygino 4 savaičių trukmės reabilitacijos ir prie reabilitacijos programos pridėtos neuroraumeninės elektrostimuliacijos poveikį sunkia lėtinė obstrukcinė plaučių ligos forma sergantiems ir mažą kūno masės indeksą turintiems pacientams. Buvo nustatyta, kad kūno masės indeksas labiau didėjo neuroraumeninę stimulaciją gaunančių pacientų grupėje. Tai vis tiek raumenų masės, kūno svorio kritimas, mažėjimas vyksta, tai gana gera priemonė būtent stabdyti šiuos procesus. Ir dar keli tyrimai, kurie nurodo, kad, kaip pavyzdys, Zanotti et al. Nustatė, kad didesnė raumenų ir mažiau dienų, kurias pacientas užtrunka persikelti iš lovos į kėdę, įvyksta tada, jeigu yra taikoma neuroraumeninė elektrostimulacija. Dėl Korso ir bendraautoriai nustatė, kad antro tipo raumeninių skaidulų hipertrofija įvyksta taikant neuroraumeninę stimulaciją, tačiau tai nepadidina skeleto raumenų jėgos ir fizinio pajėgumo. Tai čia tiesiog išvada, kad atrofijos pačiam procesui šiek tiek turi įtakos stimulacija.
Leite ir bendraautoriai nustatė, kad diafragmos neuroraumeninė stimulacija smarkiai sustiprino kvėpavimo raumenų funkciją. Hill ir bendraautoriai teigia, kad tradiciniai fiziniai pratimai papildomai nesustiprino keturgalvio šlaunies raumens, tačiau 6 minučių ėjimo testo rezultatai yra geresni. Na, 6 minučių ėjimo testas vis tiek vertina ir aerobinę funkciją, tai turim teigiamą rezultatą ir aerobinės funkcijos gerinimą. Ahehe ir bendraautoriai nustatė, kad geresnė statinė ir dinaminė pusiausvyra taikant elektrostimuliaciją, taip pat bei fizinio krūvio tolerancija. Na ir bendra išvada tokia, kad yra tendencija mažėti griuvimų rizika. Namuose atliekama neuroraumeninė stimulacija taip pat gali būti, tai įmanoma ir veiksminga sunkiai neįgaliems, lėtinė obstrukcinė plaučių liga sergantiems bei fizinių pratimų smarkiai netoleruojamiems pacientams, tai tuomet jie, kad jau ir yra namuose, gydosi namuose, galima atlikti stimulaciją ir tenai. Tai paviršiniai elektrodai su nešiojamoju stimuliatoriumi ant abiejų kojų, keturgalvio šlaunies raumens gali būti taikomi stimuliacijai, tai naudojama simetrinė, dvifazė, stačiakampė impulsinė srovė, kurios parametrai bus 50 Hz dažnis ir 300 mikrosekundžių amplitudės intensyvumas. Na ir darbo ir poilsio režimas rekomenduojamas, tai yra 5 sekundės darbo ir 8 sekundės poilsio. Pacientai bei jų prižiūrintis, globojantis asmenys turi būti susipažinę su srovės stimuliacijos naudojimo tvarka, kaip teisingai kuriuose vietose uždėti elektrodus, kaip teisingai įjungti stimuliaciją, pakoreguoti, nustatyti parametrus. Na ir kineziterapeutas privalo supažindinti pacientą su stimuliacijos keliama rizika ir reguliariai juos stebėti. Tai šiokia tokia kontrolė vis tiek yra būtina, nes namuose atliekant žmogus gali ir atlikti daugiau klaidų, negu kad apmokytas specialistas. Tai funkcinės elektrostimuliacijos taikymas lėtinė obstrukcinė plaučių liga sergantiem pacientam. Tai gali būti taikomas, tarkim, funkcinė elektrostimuliacija, minant dviratį, stacionarų dviračio treniruoklį. Tai nustatyta, kad minimo veiksmais kartu su funkcinė elektrostimuliacija gali veiksmingai trumpuoju laikotarpiu padidinti fizinių pratimų intensyvumą. Tai elektrodai išdėstomi abiejose keturgalvio šlaunies raumens galuose. Tikslas paveikti pat ir išgauti keturgalvio raumens susitraukimą. Naudojama stačiakampė impulsinė dvifazė srovė, o intensyvumas moduliuojamas taip, kad įvyktų apčiuopiamas raumens susitraukimas. Na, funkcinę stimuliaciją atliekant jau turėtų matytis ir vizualus raumens susitraukimas. Tai vieno impulso trukmė turėtų būti apie 300 mikrosekundžių, stimuliacijos dažnis apie 35 Hz. Ciklo metu stimuliatorius veikia valdo kompiuteris, gali būti speciali tam skirta įranga. Na ir ciklą sudaro maždaug 50-60 apsisukimų per minutę tempas. Tai čia kokiu greičiu turėtų vykti minimas, tai 50-60 apsisukimų per minutę. Ir tokia terapijos trukmė būna apie 30 minučių. Taip pat magnetinė terapija gali būti taikoma lėtinė obstrukcinė plaučių liga sergantiem pacientam. Tai yra metodas ir gana saugus metodas, tai kuriuo būtent dėl magnetinio lauko, kuris yra sukuriamas aplink audinius, yra išgaunamas motorinis signalas ir išgaunamas raumens susitraukimas. Tačiau standartinio gydymo protokolo grinai šiom ligom sergantiem pacientam nėra. Reikėtų atlikti dar daugiau tyrimų ir įsiaiškinti, kurioms lėtinėms obstrukciniam plaučių ligoms sergančių pacientų grupėms ir kurioje stadijoje gydymas magnetinė terapija būtų naudingiausias. Na ir tiksliau aprašyti šios terapijos taikymų sritis ir būdus. Vienas iš tyrimų, kuris buvo atliktas su magnetinė terapija, tai Bustamante ir bendraautoriai ištyrė, kokį poveikį magnetinė terapija turi sunkioms lėtiniam obstrukciniam plaučių ligom
sergančių pacientų keturgalviam šlaunies raumeniu ir jo savybėm. Tai jėgai, apimčiai. Tai kontrolinė grupė buvo taikoma ir klinikinė jų stebėsena. Na, o eksperimentinė arba ta gydymo grupė buvo atliekama abiejų apatinių galūnių keturgalvio šlaunies raumens stimuliacija. Magnetinė terapija buvo taikoma maždaug 15 minučių. Stimuliacijos intensyvumas ir dažnis reguliuojamas atsižvelgiant į kiekvieno paciento toleranciją, kiek jis gali toleruoti pačią srovę. Sunkia lėtinė obstrukcinė plaučių liga sergantiems pacientams magnetinė stimuliacija buvo pakenčiama gydymo intervencija, kuri nepadidino raumenų oksidacinės funkcijas, tačiau padidino lėtai susitraukiančių raumenų skaitulų apimtį. Na ir apie TENS stimuliaciją, periodinę elektrinę nervų stimuliaciją, kuri yra labiau skirta nuskausminimui, irgi taip pat gali būti taikoma šiom lygoms sergantiems pacientams. Tai gali būti taikomas akupunktūrinio pobūdžio TENS stimuliacija, tai vieno tokio seanso taikymas akupunktūriniuose taškuose. Dažnis būna žemas, apie 4 Hz, impulso trukmė 200 mikrosekundžių, didžiausias pakenčiamas intensyvumas, nesukeliantis diskomfortą. Tai žodžiu, intensyvumas toks, kad žmogus komfortiškai, bet jaustų stimuliaciją, bet nebūtų labai diskomfortiška. Gydymo trukmė apie 45 minutės. Tai nustatyta, kad yra toks rodiklis FEV1, tai yra forsuotas iškvėpimas per 1 sekundę, tai kad padidėja forsuoto iškvėpimo oro kiekio per 1 sekundę lygis ir sumažinamas dusulys lėtinė obstrukcinė plaučių liga sergantiems pacientams. Stabiliai lėtinė obstrukcinė plaučių liga sergantiems pacientams akupunktūrinio pobūdžio TENS stimuliacija pagerino taip pat forsuoto iškvėpimo per 1 sekundę tūrį ir 6 minučių vaikščiojimo, tiksliau ėjimo testo rezultatus. Ir akupunktūrinio pobūdžio stimuliacija sukelia išsiplėtusių bronchų ir padidėjusią beta endorfinų lygį. Tai išvados, tai aptarėme, kad sergančių pacientų, lėtiniam obstrukciniam plaučių ligom sergančių pacientų elektrostimuliacijos paskirtis, taikymo metodai ir atlikti moksliniai tyrimai buvo pristatyti. Tai tiek neuroraumeninė stimulacija, tiek funkcinė elektrostimuliacija ar TENS stimuliacija, magnetinė stimuliacija, viena kitą papildo, ne tiek, kad ir viena kita, bet ir kitas gydymo intervencijas, kurios priklauso plaučių reabilitacijos sričiai ir turi teigiamą poveikį, pavyzdžiui, sustiprinti periferinius raumenis ir jų funkciją, nesukeldamas papildomos metabolinės apkrovos. Taigi tai yra toks labai gera gydymo komplekso dalis. Elektrostimuliacijos intervencijos gali būti taikomos stabiliai lėtiniam obstrukciniam plaučių ligoms sergantiems pacientams bei paūmėjus šioms ligoms. Siekiant išsiaiškinti elektrostimuliacijos poveikį, dar turėtų būti ir atliekami tolesni tiek šių ligų, tiek širdies ir plaučių sistemos ligų tyrimai. Taigi pateikiamas šaltinių sąrašas, kurio remiantis buvo sudaryta šios paskaitos medžiaga. Ir pristatau šio projekto, čia matote šio projekto visus partnerius, kurie dalyvauja būtent šio projekto įgyvendinime, medžiagos rinkime ir pateikime mokymams. Taigi, ačiū už dėmesį.